Nuo šiol aš, Elohimė Anastasija, paglobosiu jūsų komandą, paglobosiu jūsų vidinius pasaulius, padėsiu jums kilti, suprasti, išsiaiškinti, vesiu jūsų užsiėmimus. Mes kartu sukursime tolimesnį darbų eigą, atsižvelgdami į energinius pokyčius, kur vyksta pagal visą Žemės matricą, kurie yra jau reikalingi atsižvelgiant į visatos matricą. Ir laikas nuo laiko sugrįšim ir į jūsų žemiškus lygmenis, spręsdami jūsų asmeninius uždavinius, jūsų asmeninės paskirtis. Atsižvelgiant į tą visumą, įvairovę, į norą perteikti kaip galima daugiau išminties per visus subtiliųjų pasaulio lygmenis. Darbas bus nuolat kintantis ir nuolat atsinaujinantis. Kartu jis apjungs ir tai, kad jau esate išmokę, ką esate įvaldę. Todėl nesistebėkit, jei bus pasiūlymai grįžti prie maldų, jei bus pasiūlymai atrišti karmas, jei bus pasiūlymai susitelkti savo aukštesnį sąmonę ir išeiti į subtiliuosius pasaulius. Mes kartu mėginsime suvokti tas žinias, kurias nori perduoti tie, kurie yra atsakingi už naujų idėjų, naujo suvokimo, kas yra Žemė ir kas yra visata. Ir kad tos žinios jos ateitų suprantamai, aiškiai, nors jos bus visiškai naujos. Bet tai tarsi pati pradžia to žmonijos naujo kelio. Pati pradžia naujų pamokų. Taip kaip jūsų vaikai rugsėjo 1 pradeda 1 klasę, taip ir čia jūs pradėsite klasę su naujom disciplinom. Ir visados atsiras žmonių, kuriems vieni dalykai labiau suprantami, kitiems sunkiau suprantami. Ir kad jų nenuvilt, bus aiškinami ir tie, kas yra artimiau širdžiai. Tai apie jūsų sielas, sielos planą, sielos uždavinius, apie jūsų žemiškasias paskirtis. Bet mes tikrai viską planuojam taip, kad jūs pajėgtumėt suvokti visatos matricos idėją. Ir tai, kokį virpesį turi iškelt, suformuoti, skleisti Žemė ir žmogus. Pagrindinis taškas bus ne žmogus ir jo asmeniškumas, o principas, link ko turi eiti Žemė ir žmogaus vystymasis. Ko turit siekti ir pasiekti, ką turit mokytis ir išmokti.
šiam visam darbui, procesui telkėsi įvairios subtilios būtybės su savo galimais pranešimais, su tam tikromis idėjomis, nes kiekvienas, mes vadinkime juos pranešėjais, jie yra savo srities specialistai, savo idėjų skleidėjai. Bet visos tos idėjos yra reikalingos vardan žmogaus ir žemės vystymosi pagal visatos matricą. Tame subtiliajam pasauly yra sukurta programa ir paruošti pranešimai. Kas darys žemiškajam pasauly? Mėginsim atsižvelgti tai, koks sąskambis, kokia vibracija geriausiai įskleidžia žmogus ir ką jis galės padaryti. Ir jeigu planuot normalų komandos darbą dėl jūsų žemiškų sąlygų, tai galėtume pradėti nuo birželio mėnesio. Mes norim pradėti vesti jūs į tą etapą mokymusi. Jums visą laiką būdavo duodama laisvo laiko vasarą, kad atsigauti, sustiprėti. Dabar, kaip matot, tas laikas atostogų jau praėjo ir jūs galite jau vėl susikaupę, susitelkę, eiti į tą vidinį savęs pažinimą ir subtiliojo pasaulio pažinimą. Ir paties kosmoso pažinimą. Kitaip. Kosmoso kitaip pažinimą. Todėl ir noriu šiandieną tą gražią mūsų susitikimo akimirką pasidžiaugti, kad esate tokie entuziastingi, gerai nusiteikę, besidžiaugiantis būsimom galimybėm. Laikas išmokti gyventi kitokioj erdvėje. Erdvėje, kurioje vyrauja teigiama energija ir kurioje kuriasi pasaulis tik teigiamoje energijoje. Tai yra iššūkis, nes tame pačiam pasaulyje, tame pačiame laike, toj pačioj erdvėj, jūs pereinat gyventi į kitą lygmenį, teigiamos energijos lygmenį. Tai yra ne faktas, kuriuo konstatuočiau, kad jūs jau perėjot į tą teigiamą erdvę. Ne, tai yra šio mokslo metų pamokos. Išmokti gyventi teigiamos erdvės pasaulyje, kurioje nefunkcionuotų nei baimės, nei nerimas, nei laukimas kažko negero. Tiesiog išmoksit kiekvieną jausmą, įvykį interpretuoti teigiamai. Nes viskas labai priklauso nuo jūsų gebėjimo interpretuoti. Labai dažnai mes paduodam jums idėją ar mintį ir ji būna interpretuojama visai netiksliai. Visiškai, net atvirkščiai netiksliai. Ir tai matant, pirmiausia yra reikalinga,
kad jūs gebėtumėt interpretuoti teisingai. Nes kiek galima paduoti informaciją, o ją suprasti ne taip, kaip ji yra paduodama. Norint ją suprasti teisingai, jūs turite gyventi aukštesnių vibracijų erdvėje, kurioje sudaro sąlygas aiškiau suvokti žinią, aiškiau ją išjausti ir dar geriau ją pritaikyti. Kai ta žinia pereina į tą negatyvę erdvę, ji iškraipoma. Taip įsikraipo ne tik dėl jūsų sąmonės filtrų, dėl jūsų asmeninių patirčių, dėl jūsų asmeninių norų, bet ir dėl to, kad ta erdvė labai linkusi viską interpretuoti neigiamai. Ir kai jūs savo paprastą kasdienį gyvenimą gyvensite teigiamoje erdvėje, jūs galėsite pagaliau suvokti, kas yra žmogus kūrėjas, ką jūs iš tikrųjų galite kurti, kaip kurti ir kodėl jūs iš tikro turit gyventi žemėje. Jūs tarsi išauksite iš tų idėjų, kad privalote gyventi pagal žemiškuosius principus, tokie, kokie vyravo iki šiol, bet jie yra aktyvus toje žemoje vibracijoje, kurioje yra dabartinis pasaulis. Aš nesakau, kad tai yra žemiausia ir grubiausia. Tai yra tas etapas, kuris leidžia jau jums kilti aukštyn ir gyventi kitokioj erdvėj. Tiesiog amžių sandūra jau kita, galimybės yra kitos, numatyti visatos keliai atsiveria jums. Ir jeigu kalbam apie jūsų žemas vibracijas, jokių būdų nenorim įžeist, nes tai yra tik jūsų interpretacija. Jūs esate tokiam fakte ir nieko čia nei gero, nei blogo. Faktas. O jūsų interpretacija gaunasi, kad tai yra tik blogai. Teks išmokti teisingai interpretuoti žodžius. O norint juos teisingai interpretuoti, reikia juos teisingai suvokti. Reikia būti tame lygmenį, kuriame yra galimybė teisingai paimti informaciją. Toje teigiamoje erdvėje, jūsų kasdienio gyvenimo teigiama erdvė. Jūsų kasdienybė, kurią jūs matote, ji persipins su kita kasdienybė, kurios jau nebeužfiksuosite, nes jūs kursite teigiamą erdvę. O tai skatins keisti savo prisirišimus ir savo įpročius, gyventi su galimom blogom pasekmėm, su baimėm, su abejonėm. Net nebereikia gilintis, kas čia tokio blogo gali būti. Reikia gilintis, kas gero bus. Bet kurioj situacijoje, bet kada. Neužsidėti rožinius akinius, kad yra viskas gerai, bet susifokusuoti ir interpretuoti, kad viskas gali būti gerai ir kad esi pajėgus
savo nusiteikimu pakeisti situaciją. O jeigu tai yra jūsų karminė situacija su kažkokiais tai skausmais, ji vis tiek neša žinią. Jūs augate, jūs atsiskaitote už savo neigiamus veiksmus praeitį. Nieko nėra blogo. Yra tik situacijos atidirbimas. Su pagarba tai reikia priimti. Ir žengti toliau, nekaltinant savęs. Žodžiu, bus ko mokytis. Kasdien, ne tik sekmadieniais. Kasdien, kiekvieną akimirką. Pajaust, su kokia vidinė būsena esi. Ir kartu pajaust, kad ta būsena nebūtų fanatiškai teigiama. Kad nebūtų ypatingos iliuzijos. Jūs turite išmokti valdyti emocijas. Jūs turite išmokti savo gyvenimą praanalizuoti blaiviai, protu. O emocijas pasitelkti tada, kai norit paįvairinti savo gyvenimą. Turiu omeny džiaugsmo emociją, meilės emociją. O į viską sužiūrėti atsakingai, taip kaip pamokoj. Juk kažkas turi normaliai, paprastai, kasdieniškai gyventi naujoj erdvėj, kad įtvirtintųsi tą jūsų kolektyvinę sąmonę. Tiesa, mes dirbam ir dėl jūsų asmeniško augimo, bet ir dėl visos žmonijos asmeniško augimo. Nes turi būti sąlygos sudarytos, kad žmogus galėtų bręsti. Tai vadinasi, esat atsakingi ir už žemišką gyvenimą. Bendrą visos žmonijos. Ir bus mokytojų, bus pranešėjų, kurie jūs ves į tolimus subtiliuosius pasaulius, kurie atvers jums galimybę susipažinti su kitom gyvybės formom, kurie atskleis, kokia iš tikrųjų yra visata, kiek jūs galit pamatyti, pajausti. Jūs truputėlį dar degins, galbūt skaudės, nesgi jūs kupini praeities, kupini dalykų, kurie dar neišsilaisvinot. Bet niekada nebus pakenkta jum. Jeigu bus formuojamas labai aukštų vibracijų pranešimas, o bus matoma, kad žmogus gali būti pažeidžiamas, bus sudarytos sąlygos jam neatvykti. Ir nesiveskite per galvą. Jeigu sąlygos susiformuoja neatvykti, vadinasi saugojus nuo tų jums tai dienai per aukštų vibracijų. Galbūt jums jos per aukštas todėl, kad to laikotarpiu išgyvenant kažkokį skausmą ir nepajėgit susitvarkyti, o ne dėl to, kad negebate išjausti tų vibracijų. Tikrai ne dėl to. Kiekvienas savaip priimsit ir išjausit tos virpesius. Kiekvienam savaip keisis pojūčiai, keisis pats gyvenimas.
kiekvienas savaip matys ir pažins tuos subtiliuosius pasaulius. Bet vis tiek reikės rasti bendrumą. Vis tiek reikės rasti tą tašką, kaip susikalbėti tarpusavį. Tai vadinasi tolerancija ir pagarba. Čia bus be galo svarbu. Bet gyvenant toje teigiamoje erdvėje, ta tolerancija ir pagarba kaip ir savaime jumise susifokusuos. Jūs gebėsite įsiklausyti į kitokią nuomonę, neįsiskaudinant, nevertinant, nesupykstant. Įsiklausysit, prasianalizuosit, kiek jums svarbi ir gyvensit toliau. Jokių būdų mokytojai nenori, kad jūs taptumėt labai panašus vieni į kitus. Kad elgtumės taip, kaip vienas. Ne, jūs esate skirtingi, jūs esate subtilūs, jūs turite savo informaciją, savo atsineštus gebėjimus. Ir negali jokių kalbų būti apie visišką panašumą vienas į kito. Ar visiško vienodų suvokimo tos tiesos, kurią duosim. Jeigu mes jūs mokintume būti vienodais, jūs nepritaptumėt prie tos visatos įvairovės, kokia ji yra. Todėl reikia mokėti gerbti tą įvairovę. Gerbti kitokius gebėjimus, gerbti kitokias mintis. Nes be pagarbos tos vidinės jau įsitvirtinusios jumise nebus galimybės jums susipažinti su tais subtiliais arba materialiais kitais pasauliais, kurie sutinka bendradarbiauti ir sutinka užmegzti ryšius. Tai štaip ir lauksiu aš jūsų tiek čia, tiek jūsų internetiniuose puslapiuose. Nes vienodai pranešimas veikia būnant čia ir jo klausantis kitomis sąlygomis. Nusiteikite priimti įvairovę ir išmokti gyventi teigiamoj erdvėj. Su dideliu džiaugsmu. Elohimė Anastasija.